Sveiki atvykę į mūsų trečiąją pamoką apie dezinformaciją, misinformaciją ir klaidinantį turinį internete. Ši pamoka yra skirta tiek jaunimui, tiek mokytojams ir truks apie 1,5 valandos. Šiandien kiekvienas iš mūsų kasdien mato šimtus įrašų, žinučių, nuotraukų ir vaizdo įrašų. Tačiau informacija, kuri atrodo patikima, ne visuomet yra tokia. Šalia faktų egzistuoja ir turinys, kuris klaidina, manipuliuoja emocijomis, formuoja klaidingas nuomonės arba sąmoningai kuriamas tam, kad paveiktų visuomenę, politinius procesus ar atskiras žmonių grupės. Svarbu suprasti, kad kiekvienas vartotojas šiandien gali būti turinio kūrėjas, o socialiniai tinklai pasirenka, ką mums rodyti, remdamiesi algoritmais. Tai reiškia, kad dažnai matome ne visą vaizdą, o tik dalį, kuri labiausiai atitinka mūsų elgesį, mėgstamas temas ar emocijas. Todėl kartais turinys sukelia stipresnes reakcijas, negu pateikia faktus. Šios pamokos tikslas – suteikti jums aiškų, suprantamą ir praktiškai pritaikomą pagrindą, kuris padėtų suprasti pagrindinius klaidinančios informacijos tipus, atpažinti misinformaciją, dezinformaciją ir manipuliacinį turinį, suprasti, kaip informacija plinta ir kodėl ji veikia skirtingus žmones skirtingai, atpažinti turinį sukurtą dirbtinio intelekto, įskaitant deepfake, išmokti tikrinti faktus ir naudotis patikrinimo įrankiais. Jaunimas įgis praktinės žinias ir susipažins su įrankiais, kurie padės atpažinti dirbtinio intelekto kurtas nuotraukas ir vaizdo įrašus, deepfake technologijas, emocinės manipuliacijos taktikas, pavojingą, klaidinančią ar provokuojančią informaciją. Ši pamoka padės nepasimesti greitai sklindančiame turinyje ir priimti labiau pagristus sprendimus. Mokytojai ras metodų, kaip ugdyti mokinių kritinį mąstymą, analizuoti kontroversišką ar manipuliacinį turinį, aptarti rizikas saugioje klasės aplinkoje, pristatyti faktų tikrinimo principus, padėti mokiniams formuoti sąmoningą santykį su informacija. Kodėl tai svarbu? Vienas klaidingas vaizdo įrašas gali akimirksniu pasklisti ir paveikti tūkstančių žmonių. Jis gali sukelti paniką, konfliktus ar pakenkti reputacijai. Kaip vyks mokymasis? Procesas bus aiškus ir paprastas. Pradėsime nuo šio įvadinio vaizdo įrašo, tada išnagrinėsite pagrindines sąvokas ir teoriją. Po to pereisite prie praktinių įrankių, kuriuos galėsite išbandyti patys. Apžvelgsite realius pavyzdžius, atliksite užduotis ir galiausiai kartu apibendrinsime pagrindines pamokos mintis. Ir svarbiausia, jūs mokysitės individualiai savo tempu, kada jums patogu. Tai reiškia, kad galėsite sustoti, grįžti prie turinio ar peržiūrėti įrankius tiek kartų, kiek norėsite. Ko jums reikės? Tik kompiuterio arba telefono su interneto ryšiu. Jeigu norėsite, turėkite užrašų knygelę, ji pravers, kad pasižymėtumėte svarbiausias mintis ar klausimus, kurie kils mokantis. Ir dabar klausimas, kuris lydės jūs visą šios pamokos laiką? Ar tikrai galite pasitikėti viskuo, ką matote internete? Pagalvokite apie tai. Atsakymą ir būdus, kaip sumažinti riziką, atrasite šios pamokos metu.